Kaip ir parašyta antraštėje, šiame trumpame filmuke aš noriu Jums papasakoti, kokią įtaką turi Twitter socialinė paskyra. Ir noriu aptarti, kaip daugelis verslininkų, kurie nekreipia į tai dėmesio, tiesiog palieka pinigus ant stalo ir praleidžia pro šalį naujas verslo galimybes. Taigi, pradėsiu iš karto. Priežastis numeris 5. Taip, pradėsiu nuo galo. Twitter yra nepaprastai greitas būdas išsiųsti žinutę. Kaip kitaip, taip greitai verslas gali susisiekti su tūkstančiais potencialių vartotojų, neišleisdami nė cento, nemokamai. Priežastis numeris 4. Neatsilikite. Žmonės jau gali kalbėti apie jūs ar jūsų verslą Twitter programoje. Ir jeigu jūsų ten nėra, jūs tiesiog prarandate galimybę bendrauti su jumis susidomėjusi auditorija. Ir visi ryšiai yra prarasti. Ši programa ne tik puikus įrankis populiarinti jūsų prekinį ženklą, bet taip pat galimybę sekti pačias naujausias žinias, kurios aktualios jūsų industrijoje. Priežastis numeris 3. Pateikite tikslų savo kompanijos prekinį ženklą. Praėjusią savaitę Twitter viceprezidentas Joel Langenfeld, kuris atsakingas už Twitter prekinio ženklo strategiją, atskleidė, kad 88% Twitter naudotojų seka bent vieną prekinį ženklą, o daugiau kaip 50% daugiau nei 6. Šiuo metu, kol kuriamas šis filmukas, Twitter programoje yra 140 milijonų vartotojų. Turbūt jūsų verslas nenorėtų praleisti šios progos. Priežastis numeris 2. Tinklų kūrimas. Skirtumas tarp jūsų ir naujų vertingų ryšių pritraukimo yra toks mažas. Naudodami Twitter, jūs galite ieškoti pagrindinių savo rinką įtakojančių naršytojų ir pradėti platinti tikslinius pranešimus, nukreiptus į jums aktualius vartotojus. Nesvarbu, ar jūs norite prisijungti ir sudaryti partnerystę, ar pozicionuoti savo produktą ar paslaugą. Twitter gali padėti jums peršokti iš būsenos nematomas ir pateikti jūs geriausioje pozicijoje ten, kur jūs gali pamatyti jūsų potencialūs klientai. Ir pagaliau, numeris 1. Tai galimybė, kurią Twitter programa suteikia jums, norint bendrinti savo pranešimus skirtus vartotojams ir tapti matomu. Žinoma, galite intensyviai informuoti žmonės apie jūsų įmonės produktus ar paslaugas, bet magija atsitinka tuomet, kai jūs nustojate tai daryti ir pradedate klausytis. Manau, kad tai buvo Richard Branson, kuris pasakė, jūs turite 2 ausis ir 1 burną. Naudotis tuo proporcingai nėra bloga idėja. Tai yra tikra tiesa, kalbant apie Twitter. Jūs galite sužinoti, ką žmonės mėgsta, ką kalba apie jūsų paslaugas, kas jiems nepatinka, galite sulaukti pasiūlymų, kaip tai pagerinti, o geriausia, kad jūs patys galite pasikalbėti su savo tiksline auditorija apie jiems rūpimus klausimus ir problemas. Jei jūs vis dar žiūrite šį video, reiškia, kad jūs arba jau esate Twitter naudotojas, tik nežinote, kaip ir ką turėtumėte daryti, arba kaip ir daugeliu žmonių, jums įdomu sužinoti, kaip tai veikia ir jei jūsų kolegos, partneriai arba konkurentai tai jau vykdo, jums taip pat reikia būti ten. Tikimės, kad dabar jūs turite dar 5 priežastis, kodėl jūsų verslas turėtų naudoti Twitter. Jeigu turite klausimų, galite juos pateikti žemiau esančiame komentaro laukelyje ir aš mielai juos atsakysiu. Su jumis buvo Monika Balčikonytė iš Frog.lt. Iki pasimatymo kitą savaitę.